Sveiki, aš esu kibernetinio saugumo ekspertas Povilas. Šiame demo video pristatysiu, kaip jūs naudodami mūsų sukurtą sistemą galite nemokamai ir per itin trumpą laiką pasirengti savo organizacijos kibernetinio saugumo tvarkas. Svarbu akcentuoti, jog mūsų sistemoje generuojamos tvarkos yra patvirtintos Krašto apsaugos ministerijoje ir juose rasite visus kibernetinio saugumo reikalavimus, kurie šiai dienai yra keliami kibernetinio saugumo subjektams. Pradėkime. Pirmiausia, aišku, prisijungėme su mums suteiktų prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Prisijungus tikriausiai naudinga būtų prieš pradedant darbą susipažinti su pačia sistema bei jos struktūra. Kairėje pusėje matome skirtingus modulius, kurie kiekvienas yra skirtas specifiniai užduočiai atlikti. Pavyzdžiui, dokumentų susipažinimo modulyje galime rasti visus dokumentus, kurie jums kaip organizacijos darbuotojų yra duoti susipažinimui. Užduočių modulyje rasime visas užduotis, kurias jūs pats priskyrėte kitiems kolegoms arba kažkas priskyrė jums. Šie du moduliai plus dokumentų kūrimo modulis, apie kurį pakalbėsime detaliau, yra prieinami ir nemokamoje sistemos versijoje, todėl galite juos matyti ir juose atlikti veiksmus. Tačiau visi kiti moduliai, kuriuos matote, pavyzdžiui, atitikties ar rizikų vertinimas, nemokamoje sistemos versijoje yra neprieinami, todėl į juos prisijungti jūs negalite. Toje pačioje įrankių juostoje apatinėje ekrano dalyje randame kelias nuorodas, kurios naudingos administravimui ir profilio valdymui. O kalbant apie profilį, nuo jo norėčiau ir pradėti. Atsidarius profilio langą, matome eilę laukelių, kuriuos paprasčiausiai turime užpildyti pateikdami informaciją tiek apie mus, tiek apie mūsų organizaciją. Pradžioje įsirašome savo vardą ir pavardę. Tada nurodome mūsų organizacijos pavadinimą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje eilutėje turime įrašyti pilną savo organizacijos pavadinimą, nes priklausomai nuo to, ką čia įrašysime, priklausys, kaip mūsų pilnas organizacijos pavadinimas bus atvaizduotas tvarkose. Todėl rašome pilną pavadinimą, o ne trumpinį. Toliau turime laukelius, kuriuose turime nurodyti mūsų organizacijos vadovo vardą, pavardę ir tikslias pareigas. Pareigas galite pasirinkti iš trumpo sąrašo. Kaip matote, sąraše galime rasti generalinis direktorius ar tiesiog direktorius, arba, jei mūsų vadovo pareigos yra kitokios nei randame sąraše, galite pasirinkti kitą ir pareigas įrašyti patys. Tačiau, jei pasirenkame pareigas įrašyti patys, tuomet sistema sugeneruos papildomus langelius, kuriuose mūsų prašoma norimas pareigas įrašyti į sistemą įvairiais prašomais linksniais. Gali iškilti klausimas, kam to reikia. Atsakymas yra paprastas. Sistema yra sukonfigūruota taip, jog šiame laukelį įrašyta jūsų organizacijos vadovo pareigybė automatiškai atsiras visose generuojamuose tvarkose, kuriuose yra minimas jūsų vadovas. Suprantame, kad negalime nuspėti visų galimų vadovo pareigų, todėl sistemoje sukūrėme trumpą sąrašą iš labiausiai paplitusių vadovo pareigybių, kurios tikriausiai tiks 99% visų organizacijų. O tam 1%, kurių vadovo pareigos bus kitokios, palikome galimybę tais pareigas įrašyti patiems, tačiau visus reikiamus linksnius prašome įrašyti patiems. Užpildę vadovo informaciją, perėmėme prie kibernetinio saugumo specialisto informacijos. Čia, kaip ir įmonės vadovo atveju, sistema prašo įvesti jūsų organizacijos kibernetinio saugumo specialisto vardą, pavardę ir pareigas, kurias jis oficialiai užima. Priklausomai nuo organizacijos struktūros, tai gali būti kibernetinio saugumo vadovas ar saugos įgaliotinis ar kitas pareigas užimantis asmuo, kuriam yra priskirtas kibernetinio saugumo valdymas ir vykdymas. Kaip ir renkantis vadovo pareigybę, čia taip pat galite rasti siūlomų pareigų sąrašą ir žinoma galimybę jūsų norimas pareigas įrašyti patiems. Judame toliau ir matome eilutes, kuriuose tiesiog prašoma užpildyti standartinę informaciją apie įmonę. Tai būtų įmonės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, įmonės elektroninio pašto adresas, įmonės telefono numeris ir jei turite interneto svetainę, nuoroda į ją. Svetainės adresu užbaigėme pagrindinę profilio pildymo dalį ir galime pereiti prie klausimų, kurie specifiškai sukurti, norint palengvinti kibernetinio saugumo tvarkų generavimą sistemoje. Ir pats pirmas klausimas yra susijęs su tuo, kaip jūs norite, jog jūsų organizacija būtų trumpinama tvarkose. Net nebejoju, kad jūs savo dokumentuose naudojat vienokį ar kitokį trumpinį tekste, vietoj to jau parašytumėte pilną organizacijos pavadinimą kiekvieną kartą, kai dokumente yra minima jūsų organizacija. Taigi tam, kad išlaikyti pastovumą tarp visų jūsų vidinių dokumentų, mes norime sužinoti, koks būtų tas trumpinys. Sistema standartiškai naudoja trumpinį bendrovė. Jei šis žodis jums yra tinkamas,
Į šį klausimą atsakykite ne ir galime judėti toliau. Tačiau jei norite pakeisti naudojamą trumpinį, pažymėkite langelį taip ir sistemoje atsiras eilutė, kurioje galėsite arba pasirinkti kitą žodį iš trumpų standartinių žodžių sąrašo, arba kaip ir su pareigybėmis įrašyti prašomais linksniais savo norimą žodį, kuris automatiškai persikels į generuojamas tvarkas. Kitas klausimas yra, ar naudojate IT pagalbos sistemą. Į šį klausimą atsakius taip, sistemoje prašome įrašyti tos sistemos pavadinimą. Ar tai būtų IT pagalbos sistema, ar incidentų registras, ar kitas pavadinimas, kurį naudojate apibūdindami savo sistemą, leidžiančią darbuotojams teikti užklausas ar prašymus IT klausimais. Jei vis tik IT pagalbos sistemos neturite ir pasirenkate atsakymą ne, sistema sugeneruoja kelis papildomus klausimus. Pirmas iš jų klausia, ar darbuotojai kibernetinius incidentus ar IT problemas registruoja bendrovės viduje. Jei tokią galimybę darbuotojai turi, sistema paprašys jūsų įrašyti elektroninio pašto adresą, kuriuo tokias užklausas darbuotojai gali išsiųsti. O jei vis tik pasirenkame atsakymą ne, galime judėti prie paskutinio klausimo. Šiuo klausimu siekime sužinoti, ar turite patalpas, kuriuose laikote serverius, tinklo įrangą, kompiuterius ir panašiai. Iš esmės, šis klausimas suskirsto organizacijas į dvi kategorijas. Pirma kategorija būtų organizacijos, kurios turi savo patalpas, todėl joms reikalinga turėti fizinės apsaugos tvarką, kurioje yra visi reikalavimai keliami fizinėms patalpoms. O antra kategorija yra organizacijos, kurios neturi savo patalpų, todėl joms fizinės apsaugos tvarka nėra būtina. Su šiuo klausimu užbaigėme pildyti profilį ir galime spausti išsaugoti mygtuką. Išsaugoję galime pereiti prie dokumentų kūrimo modulio. Atsidarę dokumentų kūrimo modulį randame visas kibernetinio saugumo tvarkas. Kaip jau minėjau pradžioje video, tarpusavėje šios tvarkos savyje turi visus kibernetinio saugumo subjektams keliamus reikalavimus. Pabandykime vieną tvarką sugeneruoti. Demonstracijai pasirinksiu prieigų valdymo tvarką. Paspaudžiame ant tvarkos ir už kelių akimirkų jau matome pačią tvarką. Pirmas dalykas, į ką galime atkreipti dėmesį, yra mūsų organizacijos pavadinimas pirmame tvarkos punkte. Kaip matote, pavadinimas yra toks pat, kaip mano įrašytos organizacijos pavadinimas profilio pildymo metu. Taip pat aš profilyje pasirinkau trumpinį bendrovė, todėl tvarkoje jį ir matome. Jei jūs pasirinkote kitą žodį, jį ir matysite. Toliau galime matyti 3 tuščius laukelius dešinėje ekrano pusėje. Pakalbėkime apie juos. Visose tvarkose rasime bent po kelis tokius laukelius, kuriuose reikės atsakyti į specifinius klausimus arba tiesiog įrašyti prašomą informaciją. Šiuo atveju turime 2 laukelius, kuriuose mūsų prašoma įrašyti asmens, kuris tvirtins šią tvarką pareigas ir dokumento tvirtinimo datą. Šiuos laukelius ir užpildykime. Mūsų tvarką tvirtins direktorius, o tvirtinimo data šiandien. Įrašę, paspaudžiame pelės mygtuką šalia užpildyto langelio, taip patvirtindami mūsų įrašą ir matome, kad tvarkos tvirtinimo žyma atsinaujino su mūsų įrašyta informacija. Na ir tikriausiai supratote, jog tokiu pačiu principu veikia ir visi kiti klausimai, kuriuos sutiksite generuodami tvarkas. Galima tik paminėti, jog visose tvarkose sutiksime standartinius klausimus ar prašymus įrašyti informaciją. Tačiau kai kuriuose tvarkose sutiksime specifinius klausimus, kurie yra skirti būtent tai tvarkai. Šiuo atveju turime vieną tokį klausimą. Tame klausime sistema prašo nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo reikės kreiptis, norint darbuotojui sukurti ar atnaujinti paskyrą. Įrašome prašomą adresą ir nuėjus į atitinkamą vietą tvarkoje galime pamatyti mūsų įrašą jau dokumente. Kitas tvarkų aspektas, apie kurį reikia pakalbėti, yra tvarkų priedai. Dauguma tvarkų juos turi ir juos galite matyti virš pačios tvarkos. Šiuo atveju turime vieną priedą. Priedų pildyti šiame modulyje negalime, bet jei norime pasižiūrėti, kaip tas priedas atrodo, ar atlikti kažkokius pakeitimus prieš tvirtindami, galime priedą parsisiųsti, paspaudę ant priedo pavadinimo. Na ir jeigu, sakykime, parsisiuntę priedą, jūs padarėte jame jums reikalingus pakeitimus ir norite atnaujintą priedą priskirti prie tvarkos, spaudžiate mygtuką pridėti failą. Pasirenkate jūsų norimą dokumentą ir mūsų dokumentas
atsiranda priedų sąraše. O jei norite priedą iš sąrašo pašalinti, tiesiog paspaudžiate ant šiukšlių dėžės ikonėlės, patvirtinat ir priedas dingsta. Taigi, visą prašomą informaciją įrašėme, priedą peržiūrėjome, galbūt net atnaujinome ir įkėlėme į sistemą iš naujo, galime tvarką atiduoti tvirtinimui. O tai darome paspaudę mygtuką siųsti patvirtinimui. Tačiau prieš paspaudžiant tikriausiai pastebėjote, jog šalia yra dar vienas mygtukas – atsisiųsti redagavimui. Trumpai ir paprastai kalbant, jei jums generuojamoje tvarkoje kažkas netinka ar norite padaryti kažkokius pokyčius, jūs visada galite šią tvarką parsisiųsti ir atlikti norimas korekcijas jau savo kompiuteryje. Jei nuspręsite taip ir padaryti, šiek tiek vėliau pademonstruosiu, kaip jūsų jau koreguotą dokumentą galite įkelti atgal į sistemą. O dabar spaudžiame siųsti patvirtinimui. Atsidariusime lange matome, jog galime pasirinkti, kam siūsime tvarką. Mano atveju aš tik vienas esu sąraše, todėl pasirenku save ir spaudžiu siųsti. Galime pastebėti, jog iššoka mažas langelis, kuris informuoja, jog tvarka buvo išsiųsta. O išsiųsta ji buvo tam kolegai, kurį ir nurodysite siųsdami. Mano atveju užduotį patvirtinti tvarką gavau aš pats. Einame į modulį užduotys ir randame visas mano užduotis. Kaip matote, turiu jau keletą atliktų tvirtinimų užduočių, o apačioje ir pati naujausia, kurią dar reikia padaryti. Spaudžiame ant jos, atsidariusime lange matome užduotį ir jos aprašymą. Taip pat yra nurodytas užduoties atlikimo terminas ir šiuo atveju sistema automatiškai parinko savaitės terminą. Prieš patvirtindami mes tikriausiai norime peržiūrėti dokumentą, todėl spaudžiame ant ikonos atidaryti dokumentą. Sistema mus nukreipia į parinktą tvarką ir čia mes galime su ja susipažinti. Susipažinę galime arba spausti atgal, jei turime pastabų rengėjui, arba spaudžiame patvirtinimas. Iššoka langas, kuriame papildomai patvirtindami įrašome savo vardą ir spaudžiame tvirtinti. Mažas žalias langelis vėl informuoja mus, kad užduotis atlikta ir jei dabar sugrįšime į mūsų užduotis, pamatysime, jog užduoties statusas pasikeitė. Tai yra užduotis atlikta. Na ir prieš užbaigiant šį video, beliko parodyti vietą, kur galite rasti visas savo tvarkas sistemoje. O jos yra štai šiame modulyje – įmonės dokumentai. Šiame modulyje atsiranda visos patvirtintos tvarkos, kurias sugeneruojame naudodami sistemą. Tačiau jei jūs turite savo kibernetinio saugumo dokumentacijos, kurią taip pat norite įsikelti į sistemą, tai galite nesunkiai padaryti paspaudę mygtuką Naujas. Atsidariusiame lange tiesiog įrašome prašomą informaciją, tai būtų pavadinimas ir trumpas aprašymas, bei įkeliame norimą failą. Dokumentų įsikėlus galime dar pasitikrinti, ar norime kažkam šį dokumentą nusiųsti, susipažinimui ar ne. Padarę pasirinkimus, spaudžiame išsaugoti ir matome, jog dokumentas atsirado sąraše. Na ir galiausiai, jei norime dokumentą iš sąrašo pašalinti, tai galime padaryti paspaudę ant redaguoti ikonos ir pasirinkę mygtuką ištrinti. Su šia funkcija ir užbaigsiu mūsų video, tikiuosi buvo naudinga ir padės lengviau naudotis mūsų įrankiu. Ačiū Jums už dėmesį, sėkmės ir iki.